Retas žmogus, įstojęs į filologijos studijų programą, siekia savo literatūrinį ir lingvistinį išsilavinimą pritaikyti logistikos, informacinių technologijų korporacijose ar tarptautiniuose bankuose. Tačiau garsioji krepšelių reforma ir kalbos specialistų paklausa lėmė augantį studentų skaičių universitetuose bei prastėjančią studijų kokybę. Mokomasi vis didesnėse grupėse, universitetai tampa privatų sektorių aptarnaujančių konvejerių. Sveiki, čia gpb.lt. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Emilijos Švabaitės tekstą Filologijos filologistika – vienos darbo jėgos istorija. Kai įstojau į prancūzų filologiją Vilniaus universitete, nustebau sužinojusi, kiek fakulteto absolventų ir paskutinių kursų studentų dirba tarptautinių korporacijų paslaugų centruose ir kiek daug jų steigiama Lietuvoje. Iš pažiūros tokių įmonių veikla atrodo visai nesusijusi su filologiniu išsilavinimu. Tačiau poreikis aptarnauti klientus visame pasaulyje lemia darbo vietas tiems, kurie moka užsienio kalbas. Kai praeitą vasarą sulaukiau kvietimo dirbti viename iš tuo metu Vilniuje besikuriančių paslaugų centrų Jara, nesitikėjau, kad po metų sulauksiu kito kvietimo – palikti įmonę. Kodėl? Nes atsisakiau dirbti viršvalandžius pavaduojant kitas pareigas užimantį žmogų ir kartu su kolegomis viešai kėliau klausimus apie skirtingą užmokestį už tokį patį darbą. Po įvairių diskusijų su vadovybė, man atsiskleidė visa šių tarptautinių korporacijų veikimo Lietuvoje schema, kurią ir norėčiau pasidalinti. Lietuvoje veikiantys tarptautinių korporacijų klientų aptarnavimo centrai masiškai įdarbina užsienio kalbų filologijos absolventus. Žymiausių filologų darbdaviai Lietuvoje – Western Union, Revolut, DXC, Bazaar Voice, Girteka Logistics, Wix ir kiti. Į Lietuvą taip pat neseniai persikėlė vienos didžiausių Norvegijos kompanijų trąšų gigantės Jara Europos klientų aptarnavimo ir logistikos centras. Jame šiuo metu dirba virš 200 užsienio kalbas mokančių logistikos ir klientų aptarnavimo specialistų. Ši įmonė atleido savo darbuotojus įvairiose Europos sostinėse, kad galėtų įdarbinti gerokai pigiau kainuojančius užsienio kalbų specialistus Lietuvoje. Milijoninės pajamas skaičiuojantį Jungtinės karalystės finansų technologijų bendrovė Revolut klientų aptarnavimo specialistų į japonų kalbą Vilniuje siūlo 1200–1400 eurų atlyginimą neatskaičius mokesčių. Kaip sostinėje įsigyti ar išlaikyti būstą, kurti šeimą uždirbant 700 eurų per mėnesį į rankas, mįslė ir mistika. Labai panašų atlygį vos porą mėnesių anksčiau siūlė Žemaitijos pienas Kėdainiuose. Tad natūralu, kad Revolut, įvertinęs lietuviško kapitalo įmonių darbo pasiūlymus bei statistikos departamento informaciją, pagal kurią vidutinis atlyginimas šiuo metu Lietuvoje siekia 1398,5 eurų neatskaičius mokesčių, gali taip neįtikėtinai pigiai įsigyti japonų kalbos specialistą. Kalbant apie lietuviško kapitalo įmonės, Mindaugo Railos valdoma transporto paslaugų grupė Girteka Logistics yra antra vertingiausia Lietuvos įmonė po Vilniaus prekybos. Finansų analitikai ją įvertino milijardų eurų, o 90% šios įmonės akcijų valdantis Raila yra antras turtingiausias lietuvis. Remiantis tinklalapyje Rekvizitai LT pateikiama atlyginimo mediana, įmonėje jis siekia 3006 eurus. Tačiau šie skaičiai menkai susiję su tuo, ką gauna įmonėje Girteka įsidarbinęs eilinis specialistas. Girteka Logistics linkusi priimti paskutiniųjų kursų studentus. Tai pirmoji filologijos absolventų darbdavių tampanti įmonė naudojasi tuo, kad be darbo patirties pradedančiam karjerą užsienio kalbų specialistui gali mokėti net ir mažesnį nei vidutinį užmokestį. Girteka Logistics garsėja ir prastomis darbo sąlygomis, nuolatinių darbuotojų veiklos siekimu bei viršvalandžiais. Esą darbuotojai, pradėję komunikaciją su klientais darbo metu, privalo į jų užklausas atsakinėti iki kol išsprendžiama kliento problema, nors komunikacija telefonu vyksta jau po darbo valandų, tai yra dirbami neapmokami viršvalandžiai. Visos šios įmonės, taip pat ir Western Union padalinys, vykdo strateginį bendradarbiavimą su universitetais. Jų veikla pristatoma karjeros dienose, įmonės pačios inicijuoja susitikimus su studentais, siekdamos toliau sėkmingai užtikrinti, kad rinkos poreikius kasmet patenkintų naujai išugdoma pigi darbo jėga. Šį sisteminį pigios darbo jėgos išnaudojimą gerai atspindi Jara įkūrimo strategija. Steigdama padalinį Lietuvoje, įmonė aktyviai darbino patyrusius kalbos specialistus, suteikdama jiems geriau apmokamą klientų aptarnavimo specialistų etatą. O veiklai stabilizavusis, Jara pradėjo bendradarbiauti su universitetais, siekdama įdarbinti kuo daugiau, ką tik studijas baigusių absolventų, suteikiant jiems mažiau apmokamą analitiko etatą. Kabutėse analitiko pozicija reiškia tokias pačias darbo funkcijas, kaip ir patyrusių ekspertų, bet žymiai mažesnį atlyginimą.
Kodėl apie šį struktūrinį darbo jėgos išnaudojimą nekalbame viešumoje? Ir kodėl net tie patys universitetus baigę jauni žmonės linkę pateisinti savo padėtį, o ne, pavyzdžiui, solidarizuotis ir reikalauti atitinkamų garantijų? Viešajame diskurse šis darbo jėgos išnaudojimas užmaskuojamas nekaltais epitetais – talentų pritraukimas arba patrauklių darbo vietų kūrimas. Projektas Investuok Lietuvoje giriasi paslaugų centrų potencialu šalyje. Citata. Lietuva, besididžiuojanti jaunais gyventojais ir įspūdingo absolventų skaičiumi, išlieka viena iš mažiausiai užpildytų verslo paslaugų rinkų regione. Patogus susisiekimo tarp miestų tinklas, tarpusavio pagalba ir glaudus bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis Lietuvoje sukuria puikias galimybės investuotojams įkurti verslo paslaugų centrą. Kaunas ir Vilnius, vienas nuo kito esantys vos valandos atstumu, jūsų verslui pasiūlys puikių techninių ir socialinių mokslų srities talentų. Citatos pabaiga. Politikoje šie talentų epitetai yra tapę kasdieniu reiškiniu. Laisvės partijos programos skiltyje talentai kalbama apie užsienio šalių piliečių arba grįžtančių lietuvių integraciją į darbo rinką. Pakeitus žodį talentai į darbo jėgą, prasmė šios partijos programoje visiškai nesikeičia. Liberalų sąjūdžio partijos, kurios rinkiminis šūkis buvo Kurkime galimybių Lietuvą, ekonominės programos pirmosios dvi tezės skamba taip. Citata. 1. Gerovės valstybės vizijas keisime į galimybių valstybės realybę. 2. Teiksime paramą kuriantiems pajamas, o nedidinsime pašalpų gavėjų sąrašą. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, siekis kurti gerovės valstybę, kurios tikslas rūpinti savo piliečiais, bus keičiamas siekiu tapti galimybių šalimi, kurioje piliečiai rūpinsis savimi, tarnaudami tarptautiniam ir vietiniam stambiam kapitalui. Ofisuose dirbantys žmonės dažnai pasiduoda šiai neoliberaliai iliuzijai, kad jie nėra išnaudojamų darbuotojų didžioji dauguma, o priešingai, išskirtiniai talentai, kurių didelės pastangos, atsidavimas įmoniai, viršvalandžiai, atvers galimybės iš santaupų neturinčio ir nuo algos iki algos gyvenančio darbuotojo tapti pasiturinčiu viduriniosios klasės atstovu. Toks dominuojantis kalbėjimas apie darbą ofisų darbuotojus paverčia individualiais, karjeros siekiančiais talentais. Solidarios visuomenės, kurios nariai siekia padėti vienas kitam, priešingybė. Dauguma ofisų darbuotojų, įskaitant ir filologus, net nesvarsto burtis į profesinės sąjungas, ne šios skirtos darbininkams. Darbuotojai visai atskiria miesčionišką talentų klasę, neva turinti visas galimybės praturtėti. Dėl savo aukštesnio išsilavinimo ši klasė tarsi norėtų vadintis vidurinė klase, tačiau realybėje dėl mažų pajamų jie negali nei pakelti didelės mokestinės naštos, nei pateisinti vartojimo lūkesčių, nei gyventi patogaus gyvenimo, kai nereikia laukti artėjančios algos. Ofisų darbuotojai gali nematyti prasmės organizuotis ir todėl, kad viena iš didžiausių problemų, skirtingas užmokestis už tą patį atliekamą darbą, yra kruopščiai slepiama. Lietuvoje šiandien privaloma į darbo skelbimą įtraukti informaciją apie atlygį, tačiau skelbimuose nurodomos darbo užmokesčio lubos ženkliai skiriasi nuo to, kas iš tiesų siūloma pradedančiajam darbuotojui. Apie darbo užmokestį vis dar nėra įprasta kalbėti su draugais. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad apie jį nesišnekame ir su pačiais artimiausiais darbinėje sferoje, kolegomis, tai palaikydami ydingus darbo santykius ir suteikdami darbdaviui visas priemonės išlaikyti ir lyčių nelygybę darbo rinkoje ir didžiulį atlyginimo atotrūkį lyginant su pažangesnėmis ES valstybėmis. Neretai pačios įmonės įpareigoja savo darbuotojus nesidalinti informaciją apie individualias darbo sąlygas su kitais to paties darbdavio samdomais darbuotojais. Tai būdinga įmonėms Yara, DXC, Girteka Logistics, nors nacionalinė darbo teisė įpareigoja konfidencialumą garantuoti tik su komercinė veikla susijusiai informacijai. Tokie tylėjimo įžadai skirti palaikyti iliuziją, kad esi talentingas, turintis visas galimybės gyventi geriau darbuotojas ir prisideda prie to, kad suvokti savo statusą kaip samdomo darbuotojo, kuriam verta solidarizuoti su kolegomis, būtų sunkiau. Iš dalies dėl tokios vaizduotės, kai skųstis neva gali tik žemiausias pajamas gaunantys, turime ir keistoką politinį horizontą, kuriame dominuoja progresyvumo ir meritokratijos gretinimas su dešiniosiomis ideologijomis, o kairė tarsi asocijuojama su nekvalifikuota darbo jėga, fetišizuojamu proletariatu ir valstiečiais. Filologijos studijų absolventai, kurie neišgali toliau tęsti akademinės veiklos be padorios stipendijos, darbą korporacijoje mato kaip perspektyviausią variantą. Dauguma filologinių darbų, tokie kaip vertimai, tekstų kūrimas ar redakcija, siūlomi kaip individualios veiklos vykdymas, o tai negarantuoja nei pastovių pajamų, nei socialinių garantijų, nei galimybės gauti paskolą būstui. O įžengę į paslaugų centrų pasaulį, studentai susiduria su vienu iššūkiu. Žinant, kad darbo patirtis dažnai yra būtinas darbdavio reikalavimas, o darbo praktikos Lietuvoje vis dar neapmokamos,
Ką tik studijas baigę studentai turės nusiteikti, kurį laiką parduoti savo darbo jėgą už gerokai mažesnę nei rinkos kainą. Korporacijos puikiai išnaudoja šį talentais įvardyjamą šalies potencialą. Suvokdamas, kad universitetus baigiantiems žmonėms kitų pasirinkimų daug nėra, menkus atlyginimus ir ekonominio saugumo trūkumus bando užmaskuoti herojiškų žodynų. Amerikoje nuo 2013 iki 2016 drastiškai išaugo žodžių rockstar ir ninja, roko žvaigždė ir ninja, vartojimas darbo aprašymuose. Lietuvoje taip pat galima rasti, pavyzdžiui, kvietimo atlikti neapmokamą klientų aptarnavimo praktiką, kuriuose teigiama, kad būsi the hero of the day, dienos didvyris, o talentas ir aistra minimi beveik kiekviename korporacijos ar startuolio darbo skelbime. Žvelgiant plačiau, dabartinė švietimo sistema primena masinę kvalifikuotos darbo jėgos gamyklą, į kurią verslas neinvestuoja nė cento, bet mielai naudojasi kasmet kone konvejerių paruošiamais specialistais. Kas kartą senbuvėms darbuotojams iškėlus klausimą dėl algų kėlimo, galima, sulaukus naujos absolventų kartos, jos keisti pigesnę darbo jėgą. Akivaizdu, kad valdant dešiniesiems užmojai gerinti ekonominį klimatą verslui, neleis plėsti viešojo sektoriaus ir kurti daugiau darbo vietų užsienio kalbų specialistams valstybinėse kultūros bei švietimo įstaigose. Tuo tarpu dominuojanti neoliberali, rinkos poreikius turinti atliepti švietimo sistema palaikys susiformavusią korporacijų ir universitetų bendradarbiavimo praktiką, kuri lems, kad universitetai toliau masiškai priims naujus studentus, o šie stabilių pajamų ir iliuzinio saugumo sieks besikūrenčiuose paslaugų centruose. Vietoje to, kad būtų stiprinamas viešasis sektorius ar būtų siekiama pritraukti įmonės, iš tiesų atliepiančias universitetuose įgyjamą kvalifikaciją, mes turime valstybinį projektą Investuok Lietuvoje, pritraukiantį į šalį ofisinio pobūdžio klientų aptarnavimo sektorių su visomis jame egzistuojančiomis eksploatacijos struktūromis. Neadekvatus darbo krūvis, darbas per valstybinės šventes ir naktimis, lėtas užmokesčio augimas yra šių centrų kasdienybė. Vienintelė išeitis keisti situaciją – tai burtis į filologų profesinius susivienijimus ar susižinojimo grupes, kurios galėtų daryti spaudimą tiek tokiems darbdaviams kaip korporacijoms, tiek valstybiniam sektoriui ir leidykloms. Solidarūs reikalavimai didinti darbo užmokestį bent garantuotų tai, kad užsienio kapitalo įmonės sumoka adekvatų atlygį už tai, kad samdo filologus aptarnauti jų produkcijos teikimo grandines. Na, o dėl leidyklų bei viešojo sektoriaus reiktų pripažinti, kad prastos vertėjų darbo sąlygos yra viena iš priežasčių, kodėl neturime daugybės bazinių 20-ojo amžiaus socialinių mokslų teorinių tekstų, kuriuose yra aptariamos anksčiau išvardintos problemos. Nors tai nereiškia, kad su tokiais tekstais nėra susipažinta, angliškai skaitančių pakankamai, bet viešoje erdvėje Lietuvoje vis dar yra neprieinama darbo santykių problemams spręsti. Vietoj pokalbio apie darbo santykių demokratizavimą turime talentais, galimybėmis, investicijomis ir inovacijomis perpildytą ir verslui palankų žargoną, kuris sėkmingai palaiko iliuziją apie individualiais pasiekimais grįstus darbo santykius, bet trukdo darbuotojams susikalbėti dėl jų bendrų interesų, geresnių darbo sąlygų. Tikėtina, kad ne vienas filologas vietoje trąšų pardavinėjimo ar švedų pensijų administravimo rinktųsi prisidėti prie to, kad kalboje rastųsi vietos socioekonominėms idėjams reikšti. gpb.lt galite paremti sekdami Gyvenimas per brangus Facebook ir Instagram paskyras. Taip pat užsiprenumeruokite ir audio įrašus, kad ir kur jų klausotės. Jei norite paremti dar labiau, ieškokite nuorodos į Patreon ir PayPal.